Labas rytas. Pradedame spaudos konferenciją pavadinimu Seimo rinkimai kazino principų visų Lietuvą persekiojančių nelaimių priežastis. Su manimi šiandien kartu dalyvauja profesorius daktaras antikorupcininkas Ryšardas Burda ir viešosios įstaigos Skaidri politika, vienas iš steigėjų ir įgyvendintojų Gintaras Radžila. Tai pakomentuojant pavadinimą, galiu pasakyti, kad reikėtų prie šito pavadinimo pridėti dar vieną žodį, tada būtų tiksliau. Ne visų Lietuvą persekiojančių nelaimė priežastis, bet politinė visų Lietuvą persekiojančių nelaimė priežastis, būtent politinė. Ir pradėdamas šią spaudos konferenciją, kuri bus apie mūsų konstitucijos trypimą bei apie 100 metų įslaptintus KGB agentus, aš ant švento veks ženkliuko užsidėsiu kitą ženklą, kuris, sakyčiau, labai gerai simbolizuoja visą Lietuvos tokį pažeminimą. Šis simbolis yra labai išraiškingas. Štai jisai. Taigi, pabandysim dabar trumpai paaiškinti esmę. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnis sako, Seimą sudaro tautos atstovai, 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metams, remiantis visuotinę, lygia, tiesioginę rinkimų teisę ir slaptų balsavimų. Labai aiškiai tą Konstitucija sako. 1990 metais Lietuvos sąjūdis į aukščiausiąjį sovietą pateko tiesioginių ir lygių rinkimų principų. Jo atstovai buvo renkami vienmandatėse apygardose, jie šlote nušlavė komunistus, laimėjo valdančią daugumą ir priėmė istorinius sprendimus. Taigi, kas privertė praėjus vos 2 metams taip pakeisti sistemą? Kodėl kažkas suabejojo tiesioginiais vienmandatininkų rinkimais? Ar galbūt įsigando, kad ta sėkmė nebus amžina ir suskubo tiesiog pakeisti rinkimų tvarką? Į tokius klausimus turėtų atsakyti šios tvarkos autorius, Laisvės premijos nominantas, buvęs aukščiausio sovieto atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Nes būtent jis dar 1992 metais Liepos mėnesį pasirašė įstatymą, kuriuo buvo pasiūlyta mišri rinkimų sistema ir kuris įsigalioja kaip tik tą pačią dieną, kai Lietuvos Respublikos piliečiai referendume priėmė Konstituciją 1992 metais spalio 25 dieną. Dėl šio poelgio kyla daug klausimų. Ar tai padaryta tyčia prieštaraujant Konstitucijai, kodėl įstatymo įsigaliojimo data sutapo su referendumo data, jei Konstitucija yra aukščiausias įstatymas, kodėl rinkimų įstatymas prieštaraujantis Konstitucijai, akivaizdžiai prieštaraujantis Konstitucijai, vis tiek įsigaliojo Konstitucijos priėmimo dieną ir nebuvo peržiūrėtas. Taip pat dar vienas labai iškalbingas ir įdomus kitas istorinis aspektas, kurio, manau, daugelis nežino. Kai iš Seimo rinkimų įstatymo palengva dingo žodis, labai populiarus dabar žodis, KGB. Ir tuo pasirūpino to paties Laisvės premijos nominanto bendražygiai, suburti į konservatorių partiją. Būtent jie, kurių dauguma buvę komunistų partijos nariai, prastūmė Seimo rinkimų įstatymo pataisas, kurias savo parašu patvirtino prezidentas Valdas Adamkus. O tų pataisų esmė 1992 metų Seimo rinkimų įstatymo 84 straipsnio pavadinimu deputato mandato netekimas pakeitimas. Tuomet jis buvo suformuluotas taip.
Kiekvienas kandidatas į Seimo deputatus turi viešai paskelbti ir savo rinkiminėse plakatuose, taip pat politinės organizacijos plakatuose, su kandidatų sąrašu pažymėti, jeigu ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Jei kandidatas to nepadarė ir po rinkimų įstatymų nustatyta tvarka įrodoma, kad jis ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavo su KGB ar kitomis užsienio specialiosiomis tarnybomis, nuo tos dienos nutraukiami jo deputatiniai įgaliojimai. Tai buvo parašyta 92 metais tame įstatyme. 2000 metais Lietuvą valdant dar konservatoriams šios nuostatos galutinai pakeistos ir TSRS valstybės saugumo komiteto, tai yra KGB, įstatyme neliko. KGB nebeliko. Taigi dabar ačiū visiems konservatoriams, kad tokią situaciją turime. Į rinkimus gali eiti visi buvę KGB darbuotojai, nes jie yra įslaptinti 100 metų, 25 metai buvo nepriklausomybės ir, kaip žinote, pernai Seimas dar 75 metam įslaptino KGBistus. Ir kiekvienas kandidatas turi dabar, taip susiklošyti situacijai, skirtingas sąlygas. Tai yra rinkimai paremti ne visuotinė lygia tiesioginė rinkimų teisė, kaip pasakyta Konstitucijoje. Pabandysiu labai trumpai ir vaizdžiai pasakyti, kame čia yra esmė. Paimkim kokią nors apygardą, pavyzdžiui, Senamiesčio. Ten, jeigu įsikėlė vienmandatininkas, dalyvauja rinkimuose, už jį gali balsuoti tik tos apygardos gyventojai. Jeigu balsuoja daug, jis patenka į Seimą, balsuoja mažai, jis nepatenka į Seimą. Jeigu visiems būtų tokios teisės lygios, viskas būtų tvarkoje, bet mes žinome, kad yra partiniai sąrašai. Ir pavyzdžiui, aš esu vienas geriausių pavyzdžių, kaip būdamas partinėme sąraše, net neeidamas jokioje vienmandatinėje apygardoje, aš patekau į Seimą. Skirtumas tik toks, kad už mane balsavo ne kažkokios vienos apygardos ir reitingavo, o balsavo praktiškai galėjo visų apygardų, visų Lietuvos apygardų gyventojai. Tai dabar palyginkite mano situaciją ir to žmogaus, kuris įsikėlė pats. Tai akivaizdus netitikimas, bet plačiau čia dar pakomentuos mano kolegos. Noriu tik tai pasakyti, kad jeigu rinkimų įstatymas neprieštarautų Konstitucijai, tai ir Seimas be jokios abejonės būtų visiškai kitoks. Žmonės valdžioje tiesiog fiziškai būtų kitokie. Galima tik spėlioti, ar tai būtų blogiau, ar tai būtų geriau, bet viena aišku, Lietuvos valdžia būtų visiškai kitokia. O kitokia valdžia neabejotinai yra visiškai kitokia Lietuvos kaip valstybės pasiekimai. Tuomet nereikėtų prezidentė iš televizoriaus ekranų ir kompiuterių monitorių kiekvieną dieną atkakliai kartoti, kokie lietuviai yra nevykėliai, smurtautojai, girtuokliai, na ir dar kviestų įsivaikinti. Kodėl šios spaudos konferencijos pavadinime yra žodis kazino? Visi žinome, kas yra kazino. Kazino galima ateiti ir visiškai netyčia išlošti, bet žymiai dažniau pralošti. Tačiau visada yra amžinas laimėtojas kazino. Visada. Tam ir sukurtas kazino. Tai yra to kazino savininkai. Tai būtent Seimo rinkimų tvarka, kuri prieštarauja Konstitucijai ir yra garantas to, kad visą tą ketvirtį amžiaus Lietuvą valdo tie įslaptintieji KGBistai. Tai yra visa ta sistema paremta kazino principu užtikrina visišką nelygiateisiškumą, kas šiuo atveju reiškia Konstitucijos sulaužymą, paniekinimą. Na, o kaip valdo tie įslaptintieji KGBistai, mes visi labai gerai žinome rezultatus. Lietuva, vienintelė posovietinė Europoje, liko su sovietinė teisėtvarka, daugiau negu 1 milijonas emigravusių, pagal daugybę parametrų mes velkamės ES uodegoje, praradome labai svarbius valstybingumo atributus, aplink vien smurtas, vaikų namai, savižudybės, alkoholizmas, ką kartoja prezidentė.
nelaimės indeksai, esam ten kažkur už 100 ir taip toliau ir panašiai. Tai tiek, perleidžiu žodį profesoriui Rišardui Burdai. Gražus įžanginis žodis, galbūt kiek emocionalus, bet teisė yra iš esmės tikslumas. Ir teisė tikslus mokslas, kur kiekviena savoka turi savo krūvį ir savo turinį. Ir tikriausiai pagrindinis žodis, kuris buvo pacituotas 55 straipsnio Lietuvos Respublikos konstitucijos, tai buvo ne tik tai lygia, ne tik tai visuotinė, tiesioginė, bet teisė, rinkimų teisė. Ir pačioje konstitucijoje be abejo yra pasakyta, kad yra mišrioji sistema, vienmandatė ir daugiamandatė sistema. Ir kaip gerbiamas Audrius čia iškelia problemą, tai yra problema, kiek yra remiamas kiekvienas kandidatas, kuris eina daugiamandatė apygardai ir vienmandatė apygardai. Čia yra jau vidinis prieštaravimas dėl palaikančių asmenų vieną ir kitą kandidatą. Vieną tai yra tas, kuris eitų pagal daugiamandatę ir tas, kuris eitų vienmandatę. Ir tas vidinis prieštaravimas yra pačioje jau konstitucijai. Ar po šios konferencijos mes turėtume stabdyti rinkimus ir bandyti keisti konstituciją? Tikriausiai ne. Mes to tikriausiai negalėsim padaryti. Bet ar tai įmanoma pakeisti Seimo rinkimų įstatymų? Ir mano galva, Seimo rinkimų įstatymų mes pakeisti koordinaliai tai negalėsim, nebent galėsim pakoreguoti, pakeičiant tam tikrus balsavimo principus, už ką aš atiduodu balsą. Buvo labai daug iniciatyvų per praeitas kadencijas įvairių seimų, kaip galima būtų pakeisti balsavimo principus ir balsavimo sistemą taip, kad nei vieno rinkėjo balsas nebūtų išmestas į šiukšlių dėžę. Nes čia kaip tik ir yra tai, kad jeigu vienas balsuoja už Joną, kitas už Petrą, laimi Jonas, Petro balsai ir to rinkėjo balsai, kuris balsavo už Petrą, jie dingsta ir išmetami į šiukšlių dėžę. Ir čia yra didžiausias neteisingumas, jeigu mes kalbam apie tą tvarką. Ir ką galima būtų pakeisti, tai visų pirma balsavimo sistemą reikia keisti. Tai yra kaip tik Seimo prerogatyva. Kas dėl konstitucijos keitimo ir paties principo, ar mes šiandien turėtume atsisakyti vienmandatininkų, pagal tas nuotaikas ir pagal tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, bent mano nuomonė, aš stebiu, kad žmonės kaip tik nori tų vienmandatininkų. Ir nori balsuoti už asmenis, o ne partinius sąrašus. Tai kas laimės? Ar toji tautos dalis, kuri norės, kad būtų jų išrinktas kandidatas, ar tie, kurie balsuos už partinius sąrašus, tai kas yra iš esmės europinė tradicija ir netgi toji niekinama Rusija irgi eina link to, kad palikti tik tai sąrašinius, tai yra daugiamandatininkus, nežinau. Bet tai yra konstitucinio sutarimo klausimas, tai yra tautos sutarimo klausimas. Mes kalbam apie teisę ir teisę, kad toje ruletėje, apie ką kalba Audrius, kad toje ruletėje, kurioje rinkėjas spaudžia vienarankį banditą, kartais jis vadinamas būtent taip, kazino, kad jisai žinotų, kad jisai nei vieno paspaudimų nepralošė. O dabartinė sistema dėja verčia visgi manyti daugeliu rinkėjų, kad jisai pralošė. Pralošė, kadangi jo balsas nebuvo įskaitytas. Pralošė dėl to, kad jo balsas buvo išmestas į šiukšlių dėžę. Čia yra galbūt ta vidinė pagrindinė problema. Kas dėl kitų detalių? Tai yra užstato
parašų rinkimo ir kitų aspektų, tai kas yra susijęs su skirtingų ėjimo, arba kaip jie skirtingai keliauja link kandidato statuso, taip tas galima ir turėtų būti lyginama, keičiama taip, kad suniveliuoti tos skirtumus ir kad galimybės būtų. Nes šiai dienai rinkimų įstatymas iš esmės sudarė labai daug barjerų ateiti žmonėm. Tai yra finansinis barjeras, tai yra barjeras per palaikymą žmonių. Tai yra tie barjerai, kurie šiandien neleidžia galbūt ir mūsų visuomenės išminčiams ateiti į mūsų Seimą. Tiek galbūt žodžių. Gintarai, prašau. Ačiū. Aš pasakyčiau truputėlį kategoriškiau, tegul man atleis klausytojai. Tai, apie ką mes šiandien šnekame, nėra dalykai, kuriuos mes galime pakęsti, ramiai diskutuoti, keisti iš dalies ar ne iš dalies. Konstitucijos normos pažeidimas yra nusikaltimas. To pažeidimo toleravimas yra taip pat nusikaltimas. 92 metų įstatymas, jo buvo paleistas valstybės užvaldymo mechanizmas. Arba, pasakysiu dar kategoriškiau, įvyko tylus perversmas. Buvę nugalėtos jėgos, okupacinės, kagabistinės jėgos, rado savo galimybę ir teisę sugrįžti į valdžią ir užvaldyti valstybę. Šitas užvaldymas tęsiasi iki šiol ir galima pasakyti, kad nuo 92 metų iki šios valandos, šios minutės Lietuvą valdo nelegitimios jėgos. Ar šiandien stabdyti rinkimus, ar nestabdyti rinkimus, ar mes esame tas subjektas, į kurio nuomonę arba viešus pareiškimus galima kreipti dėmesio ar nekreipti dėmesio, čia jau ne mano reikalas, čia yra reikalas Lietuvos Respublikos prezidentės, Lietuvos armijos vadų, Lietuvos slaptųjų tarnybų, visų rūšių teismų. Nes o siaube mes aptinkame, kad gyvename okupuotoje valstybėje. Apie ką nuspėjo daugybė šviesių žmonių, bet negalėjo patikėti tuo, ką jie atranda. Daugybė žmonių įtarė, kad kažkas su mūsų valstybė darosi ne taip. Kad iš vienos pusės lyg ir mes gyvename demokratiškai, lyg ir tobulėjam, lyg ir viskas gerai. Iš kitos pusės mes akivaizdžiai matome, kad mes vis labiau ir labiau degraduojame. Tik niekaip nebuvo rastas tas atspirties taškas, kada ir kur visą tai prasidėjo. Šiandien mes su ponu Audriumi, su grupė kitų teisininkų ir žmonių, jaučiamės užšiuopę tą pradinį momentą, tą atskaitos tašką, kada prasidėjo valstybės užvaldymas. Valstybę užvaldę jėgos siekia savo tikslų, griauna valstybę, deportuoja mūsų žmonės, naikina teisinės valstybės esmę. Jie kiekvieną dieną toleruoja konstitucinės teisės laužymą, o ją suformuluosiu labai paprastai. Vienas rinkėjas, vienas balsas. Tai yra esmė. Jeigu šita norma yra pažeidžiama, prasideda kazino principas. Politikoje kazino principas negali veikti. Tada aš nežinau, kokioje mes santvarkoje apskritai gyvename.
tada pakimba ore visos vyriausybės, visos institucijos, įstatymai, poįstatyminiai aktai, visa tai, kas buvo priimta nuo 92 metų, galimas daiktas, aš net nežinau, kaip tai pavadinti teisiškai, šitą situaciją. Ponas Nakas prisipažino, kad jis yra neteisėtai išrinktas. Jam čia ne vieta, kaip ir daugeliui šiandien sėdinčių Seime narių, išrinktų panašių būdų, pagal sąrašus, reitinguojant. Dar kartą pasikartosiu. Vienas rinkėjas, vienas balsas. Kada rinkėjas atiduoda savo balsą už vienmandatininkais, atiduoda vieną balsą. Kada rinkėjas atiduoda dar vieną savo balsą už partijos sąrašą, jau yra antras balsas. Kada jis reitinguoja, yra trečias balsas. Štai visa matematinė esmė. Tuo tarpu dėkui. Tai iš esmės mes kaip ir viską pasakėme, galim visi dabar pagalvoti apie tai, kur mes iš tikrųjų esame. Atsakysiu tik į klausimus, kurie čia atėjo. Ir atsiuntė daktaras Jonas Ramanauskas, kuris beje tas žmogus, kuris jau 10 ar 15 metų būtent tuo klausimu, rinkimų įstatymo ir konstitucijos netitikimo domisi. Ir, tik dabar kažkas ima tai išgirsti. Galbūt negirdėjo to anksčiau, nes tiesiog žmonės negalėjo patikėti, o įstatymų niekas neskaito, visi gyvena savo gyvenimus. Mes tikrai negalėjom pagalvoti, kad taip yra. Tai jo klausimai. Gal žinote, koks yra likimas advokato Jono Ivoškos kreipimosi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kuris užregistruotas VRK, Seime, vyriausybėje ir prezidentūroje? Galiu nuspėti, koks yra. Jis yra užregistruotas VRK, Seime, vyriausybėje ir prezidentūroje. Toks ir likimas. Kada ir koks atsakymas bus, sunku pasakyti, galiu tik vieną šviežią pavyzdį dabar pateikti, kaip Vyriausioji rinkimų komisija reaguoja į piliečių ar organizacijų skundus dėl šių rinkimų. Štai viena visuomeninė organizacija kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl konservatorių partijos ir žiniasklaidos santykių. Jie išvelgė žmonės pažeidimus ten akivaizdžius. Tai kreiptasi buvo rugpjūčio 4 dieną, rugsėjo 14 dieną pavyko sužinoti, kad VRK gavusi tą kreipimąsi persiuntė Seimo etikos ir procedūrų komisijai. O vakar pavyko sužinoti, kad Seimo procedūrų ta komisija svarstys tą klausimą 21 rugsėjo. Tai yra po 47 dienų jie dar svarstys. Po to jie turbūt apsvarstė siūs atgal į VRK, VRK svarstys jų svarstymą. Ir taip pagal visą tempą jau po rinkimų, taip link kalėdų turėtų būti kažkoks sprendimas. Tai gerbiamas Jonai, aš manau, kad pono Ivoškos kreipimasi likimas yra analogiškas. Jie nereaguoja į nieką, jam absoliučiai nusispjauti, todėl, kad Lietuvoje galima pažeidėti net įstatymus, apie ką mes ir kalbėjome. Vien rinkimų įstatymo pažeidimas, tai jisai keičia visą valstybės eigą. Tai apie ką mes galim daugiau kalbėti. Gerbiamas Seimo nariai, gal ką girdėjote iš Seimo narių ar atitinkamų Seimo komiteto, ar yra atkreiptas deramas dėmesys į Ivoškos kreipimąsi, padaryta išvada, kad vadovaujantis Konstitucijos 7 straipsnių esama tvarka Seimo suformavimo aktą, kaip prieštaraujantį Konstitucijai, reikia pripažinti negaliojančią. Tai reiškia, kad pagal tokią tvarką sudarytas Seimas nėra legitimus. Ir šis Jono Ivoškos kreipimas jis atspausdintas Lietuvos žiniose rugsėjo 14. Tiesą sakant, aš tik šiandien pamačiau, kad toks kreipimas jis yra, dar jo neperskaičiau, bet joks deramas dėmesys be abejo neatkreiptas. Iš karto atsakau, kaip ir į pirmą klausimą. Gal kartai žinote, kokios problemos kankina Seimo kanceliariją, vyriausybės kanceliariją, prezidentūrą, VRK ir konstitucinį teismą, kad jie niekaip negali užregistruoti visiems Seimo nariams, visai vyriausybei, visai prezidentūrai, visai VRK ir KT nusiųsto pono Jono Ramanausko ultimatumo Seimui dėl Lietuvos Respublikos teisinių pagrindų griovimo.
Ar netrodo jums, kad valdžia vieningai veikia prieš Lietuvos Respublikos teisinius pagrindus? Jūs 100% teisus. Lietuvos valdžia dabartinė šios dienos vieningai veikia prieš Lietuvos Respublikos teisinius pagrindus. Taip, tai faktas. Gal kartais žinote, kas kankina Seimo narius, kad jie gavę tokio turinio ultimatumą, negali niekaip atsakyti, kai tai juos tiesiogiai liečia. Na, jie kankinas ir kol kas negali atsakyti. Būna taip. Ir dar vienas klausimas pagal jūsų spaudos konferencijos pavadinimą. Kaip manote, ar kazino savininkas, tai yra antikonstitucinė valdžia, gali leisti laimėti kazino lankytojams, rinkėjams? Tai kaip ir minėjau, kazino būna laimėjimų. Net jeigu šiandien kažkuris iš mūsų nueitų, galbūt ir išloštų, net ir 1000 eurų. Tai visiškai įmanoma. Bet jūsų klausimas viską pasako ir Gintaro ir Rišardo komentarai pasako, kad politikoje negali būti kazino principo. Kitaip tai yra ne politika, tai nieko bendro neturi su demokratija ir įstatymais. Tai tada taip ir reikėtų vadinti. Kazino. Tai būtų daug tiksliau. Lietuvos Respublikos kazino. Užkabinkime tokį pavadinimą gražų ir viskas bus aišku. Tai kągi, jeigu daugiau nieko, ar dar norėsit kažką? Galiu tik tai pridurti, kad tai ne vienintelis atvejis, kai Seimas ir konkrečiai Konstitucijos komisija ignoruoja visuomenininkų ir išminčių kreipimąsi. Šiais metais buvo profesorius Arlausko, Songailo ir kitų žmonių kreipimasis dėl Konstitucijos pakeitimo, dėl Seimo sudarimo pakeitimo ir konkrečiai 2 rūmų Seimo atsiradimo galimybės. Tai iki šiol atsakymo nebuvo gauta, nors praėjo jau daugiau negu 3 mėnesiai. Taip kad toks vangumas šio klausimo apskritai daug ką pasakantis. Ta proga aš galėčiau tik pridurti, kad štai ką tik paminėtas kreipimasis, kuris liko be atsako, tačiau neliko be atsako žmonių širdyse. Ir šiuo metu daug buvusių valstybės žymių, išmintingų veikėjų, buvusių Lietuvos saugumo darbuotojų, specialiųjų tarnybų darbuotojų būrėsi į organizaciją, kol kas šiai dienai visuomeninę, leiskime šiandien vadintųsi valstybės stebėjimo taryba, ir jeigu mums seksis burti aplink save vienminčius, manau, kada nors ta mažytė šiandien visuomeninė organizacija virs antraisiais rūmais, bendruomenių rūmais, ir mes tokiu būdu prisidėsime prie mūsų valstybės statybos, bet šiandien akivaizdu, kad ir tylėjimas, ir ignoravimas šitų problemų visą mūsų valstybę pastato į labai keblią padėtį. Tai ačiū visiems ir iki.